artėjom prie trečio Europos struktūrinių pinigų įsisavinimo etapo. Faktiškai tai yra šie metai, kurie prasidėjo 14-20, jie tęsiasi iki 23 metų. Kaip žinote, gražiem darbam padaryti kažką reikalingi pinigai. Šitie pinigai dabar didžiąja dalimi yra finansuojami Europos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis. Kažkur tai, sakykime, savivaldybės panašiai įsisavina 85–15%. Aišku, santykis gali kisti. Taip, šis etapas, kuris dabar atėjo, šiandieninis, kuris jau 19 metų eina ir eis iki 20 metų, kaip sakiau, tai yra miestai ir su jie susietos teritorijos. Tai yra visoje Lietuvoje. Taip pat tai neaplenks mūsų ir Širvintų. Tai, kaip minėjau, tam reikalingi, kad ką pastatyti, tai pirmiausia reikalinga ir nupirkti. O kad nupirkti, tai reikia vadovautis viešųjų pirkimų įstatymu. Tai iš tikro, šiandieną galutinė kaina visada paaiškėja rengiami pirkimo dokumentai. Mes iš tikrųjų tarybos nariai nesam viešųjų pirkimų, sakykime, dideli žinovai, tačiau kadangi kai kurie dirbam toje srityje, tai galim pasakyti, kad pirkimo dokumentai visada šiandien tapo tradicija, pas mus yra rengiami labai skubotai. O ir pirkimo kaina kas sudaro? Tai yra laikas ir terminai. Mes pasižiūrėjome, tikėlti, kad aš eisiu prie pavyzdžių. Galiu pasakyti, pirmieji tai pavyzdžiai. Tai mūsų rinkiminis laikotarpis, kada atėjo trečiasis rinkimų turas. Ir buvo remontuojami šaligatviai. Vilniaus gatvėje ir Kaunalapio gatvėje, su įvažiavimu į namus į sklypus. Aš galiu pasakyti, kad jie visi buvo atlikti be viešųjų pirkimų procedūrų ir be sutarčių. Tokia yra situacija. Tai čia. Tai yra, iš tikrųjų, tikriausiai, tai reiškia, tai yra, kaip vadinkim, kriminaliniai elementai. Va, tai čia nusikaltimas, taip. Tai dabar, toliau. Yra... Pasako, kaip tu dirbai, o ne dabar čia prisako. Tai puiku, tai aš kalbu apie tai, kas yra dabar, kai jūs galėsite pasakyti savo nuomonę. Taip, toliau yra sekantis, sakykime, pirkimas, kuris buvo rengiamas. Tai tiltas per Musės upę, Plikiškių kaime. Dabar, kai tik tai mes atėjome į šitą kadenciją, mes buvom užėję ir pas kontrolierę, ir į savivaldybę sakėme, pasižiūrėkite, ką jūs pakabinat. Visi šitie pirkimai, mano mylėjai, yra vieši. Jie visi yra pakabinti viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje. Bet kuris iš jūsų galite ir juos pasižiūrėti. Tai nėra jūsų sutarčių. Tai jie yra vieši, jie yra pakabinti ir ten visiškos yra netitikimai. Tai dabar, pavyzdžiui, per Plikiškių tas tiltas, kuris yra. Rašom, kas reikalinga atlikti. Išimti projektavimo sąlygas, atlikti topografinius tyrinėjimus, inžinierius geologinius tyrinėjimus, gauti statybos leidimą ir taip toliau. Ir tą reikia padaryti per 1, per 2 mėnesius, per 4 mėnesius. Tai aš noriu pasakyti, kad projektai gyvendinti reikalinga vidutiniškai yra paskaičiuota, tai yra 34 mėnesių su projektavimo darbais. Tai dabar taip, kas gali dalyvauti tokiam pirkime? Arba tas, kas pasiruošia iš anksto, arba tas, kas, sakykime, jau tą sąlygą žino. Joks, ir tie visi klausimai yra pakabinti. Tiekėjai sako, mes negalim per tokį trumpą laiką nei suprojektuoti, nei pastatyti. Bet atsiranda, kurie gali tą padaryti ir pastatyti. Va, tai yra tokia situacija. Dabar, o tikriausia, visų dalykų viršūnė, tai kur buvo pakabinta konsultavimo, projektavimo ir administravimo pirkimas. Jis prakabojo, kadangi tai atviras pirkimas, jis prakabojo 3 mėnesius ir aišku, reikėjo tik tai laukti, kas tokį pirkimą paskūs. Tokie pirkimo dokumentai, tai parengti, tai aš nežinau, kas juos, nes jie buvo vieną kartą Lietuvoje išlindę, panašaus tipo, net kai kuriom techniniam klaidom. Tai neaišku, kas juos pateikė, kas juos arba nusirašė,
arba tiesiog kažkas jos pasiūlė. Tai jeigu toks pirkimas, nes jo vertė yra 1,5 milijono eurų. Kitaip sakant, tai yra 5 milijonai su virš litų, jeigu būtų visos paslaugos nupirktos. Ir tos paslaugos suplaktos, reiškia, tai skirtingos paslaugų rūšys suplaktos į vieną pirkimą, kas yra visiškai nesuvokiama ir nesuprantama, kodėl taip yra daroma. Toliau, šitie pinigėliai, vėliau šitos išlaidos bus deklaruojamos su ES struktūrinių pinigų įsisavinimu. Projektai bus įgyvendinami, bus deklaruojamos lėšos, tos išlaidos, jos daugumą bus tinkamos. Tai šitokie pirkimo dokumentai, jeigu pateks į bet kurią agentūrą, kuri administruoja ES struktūrinius fondus, iškart pradės pažeidimų tyrimą. Dėl to, kad pirkimas, kad tokie dokumentai, tai yra tiek elementaru, kad tai yra tiesiog nesuvokimi, tai yra tiesiog didžiulė rizika tokiem dalykam. Toliau, sakykime, gal prisimenu tą pirkimą ir Barskūnų, kuris buvo daromas dėl mokyklos. Juk pamenat, kai čia buvo 3 ar 4 kartus pakartota pirkimai Kiauklių namelio, kuris yra čia stadione, ir Barskūnų mokyklos pirkimai. Kaip jie blogi. Tik ne vienam straipsnėje aš neperskaičiau, o kasgi jame yra blogai. Kai taip kartuoja, padėjo pasižiūrėti dokumentus, kas ten yra. Vat, pavyzdžiui, Kiaukliuose. Dalyvavo gal apie 10 šitų kandidatų. Laimėjo mažiausią kainą pasiūlęs. Toliau, kai buvo skelbiamas pirkimas antrai, reiškia, aplinkai tvarkyti, dalyvavo ir mūsų, pasirodo, tiekėjai žiūriu, bet jo kaina buvo 20% didesnė. Aišku, laimėjo, kas davė mažesnę kainą. Nes kaina gal nepaaiškėjo, ne tik skaičiuojamoji kaina, bet tiek ir pasiūlė rangovas, tie, kurie dalyvavo. Va, tas pats su Barskūnais buvo išpūsta apie poniškas statybas, apie kažkokias tai medžiagas. Atsidarykite ir pažiūrėkit, kas ten yra. Tai yra paprastas kaimiškas namelis su paprastom medžiagom ir ten nieko poniško nėra. Kvadratinio metro kaina 800 su virš eurų. Tai kas žino šiandieną tas statybos kainas, kas juose dalyvauja, tai žinot, kad tai tiesiog yra propaganda, klaidinimas žmonių, tiesiog yra, arba neišmanymas elementarus. Va, tai iš tikro, ta visa aplinka, ta, kur mes gyvenam, kuria visi žmonės. Tie, kurie gyveno čia iki mūsų, dirbo ir mes dabar čia esame. Šiandieną mes merai, tarybos nariai, dar kažkas, rytoj mes esame, sakykime, kitoj darbovietė darbuojamės. Tai yra svarbiausia bendruomeniškumas ir supratimas. Tai reikia sakant, nenaudoti savo padėties, skleisti neapykantai, kaip aš sakau, tiesiog kerštui kažkokiam, ginčui, nereikalingam, kuris nieko bendruomenės neveda. Žmonės tik susiklausydami, bendraudami ir tiesiog viens kitą palaikydami, gali kažką įspręsti teigiamą. Iš tikrųjų, visi tie, kuo aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, ir pasidžiaugti, kad mūsų rajono vadovai, kokie ten bebuvo iki šios dienos, ir aš manau, kad ir šitie vadovai, kurie dabar yra, padarys taip pat tokių darbų, kurie tikrai bus galima vertinti kaip geri darbai, kaip sveikinti darbai, nes kiekvienas žmogus atsineša į darbą savo kažkokias naujas idėjas, galbūt ir savo mąstymą, kažkokį tai naują toną paduoda darbe, tai ir iš tikrųjų dalykai yra sveikintini. Tai vat galiu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad nė vieno sprendimo per 26 metus nebuvo tokio, kad sakytume, kad va dabar atnešė žalą. Aš dabar skaitau, pažiūrėjau, informaciją ir matau, kaip rajonas vienas giriasi, kaip jisai decentralizavo, prieš 10 metų plojo, visi labai gerai padarė, dabar pigiai kainuoja žmonėm, o dabar pasigyrė, kad centralizavo. Va, tai mums nereikėjo taip elgtis. Tai ačiū Dievui, kad ne vienas sprendimas neatnešė žalos mūsų rajono gyventojams ir nereikėjo, kaip sakoma, iš to po to mokėti visokiausius bereikalingai vėl perdarinėti tuos darbus. Tai iš tikrųjų tai yra ir rodo mūsų rodikliai. Aš galiu pasakyti, mes negalim tom apklausom tikėti 100%, kad jos yra objektyvios ir sakykime, tie, pavyzdžiui, rodikliai, savivaldybių indeksų rodikliai. Aš galiu pasakyti, kad iš 53 ar iš 50
Anksčiau buvo 3, dabar iš 56 savivaldybių. Širvintų savivaldybė yra visą laiką pirmam 30-tuke. Prasčiausia vieta per 4 metus, tai buvo 24 vieta iš 53 savivaldybės. Už tuos metus, šitos kadencijos metus paskutinius, mes buvome 4 po Druskininkų savivaldybės. Pagal vertinimai vyksta 12 sričių. Iš tų 12 sričių 11 buvom vertinti. Ir iš tų 3 buvom pirmi. Aišku, tai yra tik tai tendencijos. Jas neatspindi visų tų dalykų. Tai yra tik tai tendencijos. Bet tai rodo, kad savivaldybė yra vedama teisingų kelių. Kad savivaldybė, sakykime, tos investicijos įsibarstė ir iš tikrųjų, kad mieste, kaip aš sakau, pudros, tam tikrų dalykų trūko, taip, trūko, tai reikia pripažinti ir buvę vadovai, kurie dabar gal dirbo, galėjo tokių akcentėlių, taip sakant, daugiau. Bet tie pinigai, tie darbai buvo padaryti, kurie ir, kaip sakau, ne visi jie matosi. Kai pakasi vamzdžius po žemę, tai tikrai nesimato. Kai tiltas remontuoja kur nors ar padarai, tai pat nesimato. Daug darbų nesimatys. Bet juos dirbi kaip ir namuose. Ne kiekvieną dirbi tuos, kuriuos reikia, kurie yra svarbus. Ir dirbi ne reitingui, ne kažkam, o dirbi žmonėm. Nes čia gyveni, čia tavo žmonės, su jais čia dirbi, būni. Ir ateityje reikia susitikti, kalbėtis, su jais bendrauti. Tai va, tai tiek.